Labas, kviečiu prisijungti prie YouTube, ten rasit papildomas žinutes, o dabar Valentino žinutės svarstyklėms. Wow, svarstyklės yra. Į jūsų gyvenimą ateina darbinė partnerystė. Tai yra labai keista, nes tai yra žinutė grinai susijusi su jūsų darbiniais dalykais, su jūsų darbiniam kryptim. Jūsų erdvėje yra arba bus žmogus, kuris patenkins visus jūsų norus. Jeigu jūs turit kažkokią viziją, jūs turite siekį, tas žmogus prisidės prie jūsų siekių, tas žmogus padės jums siekti tų vizijų įgyvendinimo. Tai yra žinutės svarstyklėms, kurios yra patys savo bosai, kurios turi savo verslus, kurios turi savo veiklas. Gali būti, kad kai kuriems iš jūsų tas žmogus yra tas, su kuriuo yra puikiai chemija, puikus rezonansas. Ir galbūt teks pažaboti tą trauką, ar ne, ne visos, kaip sakant, ne visos partnerystės turi nuvesti į kažkokius romantiškus dalykus. Tai, kad jūs jaučiat trauką, tai, kad jūs jaučiat ryšį, tai nereiškia, kad tai yra tas žmogus, su kuriuo jūs turite eiti prie altoriaus, ar ne. Tiesiog puikiai chemija, kuri sustiprins abi pusės, ar ne. Patarimas jums yra stabilizuoti save, įžeminti save, statyti savo planus, siekti savo tikslų įgyvendinimo, manifestuoti finansus, manifestuoti kažkokių idėjų gyvendinimą, ar ne. Tai šita žinutė visiškai nėra susijusi su meile. Tai yra susijusi su jūsų darbiniais dalykais, darbiniam partnerystėm, ar ne. Tai gali reikšti, kad tiesiog šiuo metu jūsų fokusas turi būti ten, kur jis turi būti. Visa kita ateis savaime. Galbūt tai yra ryšys, kuris turi būti užaugintas. Galbūt per šitą partnerystę ateis jūsų gyvenimo partneris, ar net pažįstamas ir panašiai. Galbūt tai žmogus, kuris bus jūsų gyvenimo partneris, ar ne, nes aš matau, kad tai yra labai brandus ir emociškai stabilus žmogus. Tai labai džiaugiuosi, nes tai yra labai graži ir įkvepianti žinutė. Labai smagu tai matyti, tikiuosi tai išsipildys. Ramybės balanso. Ate.